Sveiki, gerbėmieji daržininkai. Kaip laistyt šiltnamį? Yra pats paprasčiausias senovinis prietaisas laistytuvas. Jeigu jūs turite jau šiltnamį, tai aš manau, kad kiekvienas iš jūsų žino, kas tai yra per darbas. Iš karto pasakysiu, kad tai nėra efektyvu. Ir dėl laiko, ir efektyvumo. Nes kada mes laistom rankomis su šiuo prietaisu, kiekvienas augalas gauna skirtingą kiekį vandens. Ir dažnai vanduo nuteka, ne ten lieka, kur mums reikia. Jeigu pastebėjote, jau lauke yra dabar 21 amžius. Ir mes galime labai paprastai visą šitą reikalą automatizuoti, paefektyvinti. Mes galime padaryti lašalinį laistymą ir su šiuo laistymu kiekvienas augalas, kiekviename šiltnamio taške gaus vienodą vandens kiekį. Įsivaizduokit, kiek man reikės bėgioti, kad palaistyt visą šitą šiltnamį su laistytuvu. Ir visiškai kitas reikalas. Kai aš tiesiog atidarysiu vožtuvą ir eisiu savo reikalų. Sistema pati palaistys visą šiltnamį ir labai vienodai, kas yra labai svarbu. Tikrai bus labai mažai darbo. Kažkas iš jūsų gali pasakyti, bet čia yra sudėtinga ir brangu, čia brangi sistema, kurią labai galbūt sudėtinga įrengti, galbūt reikės kviesti meistrų arba turėti kažkokių ypatingų įrankių tam, kad visą šitą padaryti reikalą. Pasakysiu iš karto ne. Čia viskas yra labai paprasta. Viskas, ko jums reikės, tai šito rinkinio. Jis jau visiškai paruoštas ir čia yra viskas, ko reikės tam, kad padaryti šitą sistemą jūsų šiltnamį. Ir dabar aš parodysiu jums, kas yra viduj ir kaip šitą visą sistemą įrengti. Štai mes čia turime sąrašą visų detalių, kurie čia yra, ir pačios detalės. Ir čia mes turime vamzdį magistralinį, prie kurio jungsime pačią juostą, laistymo juostą. Detalių tikrai yra nedaug, o svarbiausia yra, kad visos šios detalės jungiasi praktiškai rankomis. Čia viskas yra rankinis darbas. Čia jokių nereikia instrumentų. Vienintelis specialus instrumentas yra skylmušas. Jis skirtas tam, kad pradurti šitą vamzdį, tam, kad pataisyti šitą sujungimą juostai. Tai aš parodysiu, kaip tas yra daroma. Tai padaryti yra gana lengva. Viskas. Skylė yra padaryta. Ir tiesiog su ranka įstatom šitą sujungimą. Viskas. Jis stipriai laikosi ir visiškai hermetiškai. Dabar galime prijungti juostą. Juostą jungiame labai paprastai. Pažiūrėkit. Štai šitai. Uždedam juostą. Viskas. Ir užsukam šitą žiedą. Čia prilaikom ir užsukam su ranka. Viskas. Juosta puikiai laikosi ir irgi visiškai hermetiškai. Jeigu jūs jau čia pastebėjot, mes padėjom iš karto juostą mėlynais dryželiais į viršų. Čia yra būtinai. Čia yra ir skylutės, ir pati kapiliarinė sistema. Vandens nuosėdos, jos liks apačioj ir neužkims
kapiliarinės sistemos. Jeigu bus taip, tada nuosėdos gali užkimšti kapiliarinę sistemą. Taigi, juosta turi būti mėlynais dryželiais į viršų. Štai šitaip, kaip ir čia. Tarp kitko, čia komplekte mes turime sujungimą. Štai tokius sujungimus. Kam jie reikalingi? Pavyzdžiui, vidury juostos mes netyčia pradūrėme skylutę. Taip? Turime skylutę, tai yra blogai, kaip mums šitą reikalą pašalinti. Mes atrandam tą skylutę, išpjaunam juostos dalį su skylutė, išmetam, o šitoj vietoj sujungiam su remontinė mova. Taip. Ir čia. Ir vėl stengiamės, kad mėlyni dryželiai būtų vienam lygiai. Ir viską užsukam stipriai. Viskas. Padarytas sujungimas, skylutė pašalinta. Dabar yra klausimas, kaip užkimšti galą, kad čia nenutekėtų vanduo. Čia jau nereikia jokių specialių prietaisų. Mes atpjauname gabaliuką tos pačios juostos, štai taip užlenkiam 1-2 kartus, užtenka va šitaip, ir uždedam tą atpjautą gabaliuką iš viršaus. Truputį užlenkiam ir uždedam šitą žiedą išpjautą. Viskas. Čia yra hermetiškai užkimšta. Viskas labai yra paprasta. Tikrai labai paprasta. Čia viskas yra surenkama irgi labai paprasta. Štai šitos detalės, kurios susukamos irgi labai lengvai. Hermetizavimui komplekte yra įdedama sandarinimo juostelė. Su juostelė viską hermetizuojame. Tarp kitko, pažiūrėkit, šitos detalės komplekte nėra. Čia mes turime komplekte tik šitą detalę. Šitą reikalą, jeigu pas jūs bus toks bakas, toks rezervuaras, ir jūs turėsite šitą kamštį, tada nusipirkite šitą detalę, tokį molą, pragręžkite kamštyje atitinkamą skylę, čia irgi yra tarpinė, ir mes gražiai viską pajungiame. Šitoj vietoj mes panaudojame metalinę molą, nusipirkom atskirai, tačiau yra ir plasmasinės specialinės molos, su kuriais jūs galėsite prijungti prie bet kurio rezervuaro. Šitą molą jūs galėsite pat mūsų užsakyti atskirai. Visos kitos detalės yra komplekte. Visos šitos detalės surinkamos labai lengvai. Ir čia mes irgi labai lengvai su ranka praktiškai prijungiam jau magistralinį vamzdį. Štai šitaip viskas atrodo. Sandariname hermetizuojame su sandarinimo juosta. Viskas yra labai lengvai. Dabar parodysiu, kaip lengvai čia irgi prijungiame magistralinį vamzdį. Taigi žiūrime, kaip prijungiam vamzdį prie šitos sistemos. Su šitą molą atsukam šitą žiedelį. Čia reikės truputį jėgos, bet tikrai nedaug, matot. Žiedą atgal ir užsukam. Viskas. Čia yra tikrai hermetiška ir tikrai labai stipru. Šitam slėgiui, kurį mes turime čia,
pilnai užteks. Prijungiam čia ir viskas yra labai stipru ir labai paprasta. Čia jūs matot, kad panaudotas šitas trikampis, bet jo visiškai čia nereikia, jis čia visiškai nebūtinas. Šitą vamzdį nuo rezervuaro mes galime pajungti tiesiog čia, iš vieno šono. Tik tam reikėjo panaudoti šitą kampuką, kuris yra komplekte. Prijungiam šitą vamzdį čia, centralinį iš rezervuaro tiesiai čia. Pajungiam ir turime magistralę. Prie magistralės jungiame, kaip jau rodžiau, juostelės. Kiek jūs tik panorėsite. Skirtingose komplektuose yra skirtingas kiekis sujungimo ir skirtingas kiekis juostos. Jeigu turite didesnį šiltnamį, pavyzdžiui, kaip šitas jums, reikalingas bus komplektas juosta Maxi, kur yra 100 metrų juostos. Jeigu turėsite mažesnį šiltnamį, daleiskim, standartinis 3/6, tai jums pilnai užteks komplekto mažaus. Šitas komplektas juosta skirtas laistyti juostomis. Jis turi skylutės kas 20 cm. Bet jeigu jums reikia, pas jūs auga mažiau stambių augalų, kaip pomidorai, daleiskim, agurkai, kurie auga retai ir nereikia laistyti visą juostą, jūs galite panaudoti kitą komplektą. Štai tokį. Tada jūs ištiesėt ne juostą, bet tą patį vamzdį, tą patį magistralinį vamzdį ir į jį įstatinėjat lašalinės. Štai tokias. Pavyzdžiui, čia yra keturkojo lašalinė, kur yra iš vieno taško laistomi 4 augalai. Štai taip. Mes galime įstatyti lašalinę į bet kurią vietą, prie kiekvieno augalo. Kur auga mūsų augalas, mes tenai įstatom lašalinės. Štai taip. Lašalinė prijungiama prie vamzdžio labai paprastai. Taip pat pradūrėme skylę, įstatinėjom štai šitą, nežinau netgi kaip pavadinti, daikčiuką ir jau į jį prijungiam keturkojį. Štai šitą. Viskas. Čia prijungiam prie magistralės arba šitoj vietoj, kur norit, ir galit laistyti pavienius augalus. Jeigu augalų dar mažiau, galime naudoti ne 4 lašalinių, ne 4 lašalinės vienoje vietoj, bet pavyzdžiui 2 lašalinės, arba yra dar 1 kojas, kur bus tik 1 lašalinė iš vienos vietos. O jau lašalinės kur dėt, kur tik norit. Galite čia durti ir kiek tik norite. Šitie komplektai jau vadinsis keturkojais, dvikojais arba vienakojais. Čia mes dabar turime ir čia juostą. Ir laistome juostomis. Tačiau jūs galite padaryti vienoj pusėj, pavyzdžiui, juostą pajungti, o kitoj pusėj vienakojį, dvikojį arba keturkojį. Ir laistyti stambus augalus. Kaip jūs norite. Tačiau tam jums reikės nusipirkti 2 komplektus. 2 skirtingus komplektus. Bet jie tarpusavį visiškai pilnai suderinami. Netgi galime čia padaryti vieną ištiest liniją su keturkoju, padaryti ir padėti dar vieną juostą. Kuo ypatinga šita juosta? Čia yra nepaprastos skylutės, čia yra kapiliarinė sistema. Kam tai yra padaryta? Kapiliarinė sistema išlygina slėgį. Taigi, ar čia bus vienas baras spaudimas, vienos
1 atmosferos spaudimas arba 3 netgi barų per vieną skylutę, per 1 valandą vis tiek mes gausime 1 litrą vandens. Kapiliarai išlygina spaudimą. Lygiai taip pat, jeigu būtų nuolydis, tai tada arba viršuje, arba apačioj vis tiek kapiliarai išlygina spaudimą ir 1 skylutė duoda maždaug 1 litrą per valandą. Dar yra labai svarbus momentas, yra tas, kad vandens rezervuaras turi būti pakeltas mažiausiai 1 metro nuo žemės. Tai yra labai svarbu. Jeigu bus žemiau, tada vandeniui neužteks jėgos, neužteks slėgio tam, kad prasimuštų pro kapiliarus, pro skylutės. Iš karto po montavimo pirmą kartą pageidautina praplauti sistemą. Atkimšam vamzdį ir kažkiek laiko, kol praeis vanduo, praplauti sistemą, nes kada montuojam, gali patekti tenai truputį šiukšlių į vidų, kad jie neužkimštų kapiliarinį sistemą. Praėjo kažkiek laiko, praėjo vanduo ir užkimšam atgal. Ta patį galima padaryti ir kiekvieną pavasarį prieš paleidžiant sistemą. Prieš paleidžiant sistemą kiekvieną pavasarį praplaukite kiekvieną liniją. Taigi mūsų parduotuvėje sodoekspertai.lt jūs rasite šiltnamiui savo augalams tinkamą rinkinį laistymo, lašalinio laistymo rinkinį. Arba dvikojį, arba vieną kojį, arba juostą. Kaip jau sakiau, lauke yra 21 amžius, taigi laistykite moderniai.